Du draugai, žodžiu, susitinka, vienas žiūri į draugą ir taip žiūri, negali pasakyti, klausyk, iš kur pas tave tiek tų mėlynių ant veido, kas čia atsitiko kažkas ar ką. Ai, nu nieko, žinok, bumerangą radau. Nu tai išmestų į kamtų. Nu tai pats ir išmesk. Mokslinis anekdotas. Nagi. Žodžiu, žmona pildo kryžiažodį, taip savaitgalį neturi ką veikti, kažką rašo. Vyrui sako, palauk, koks yra Marso palydovas? Vyras taip sėdi. Ką aš žinau, gal snikeris? Jo, geras. Žodžiu, ministras pasikviečia patarėją ant kilimėlio ir su priekaištai sako, ašgi jūsų labai aiškiai prašiau parengti 15 minučių trukmės pranešimą, o skaičiau tekstą mokslo akademijoje net 1,5 valandos. Kaip čia supras dabar? Nu tai, žinokit, aš ir parengiau 15 minučių pranešimą ir atspausdau 6 kopijas, maža ką. Nu čia toks iš žmonių gyvenimo. Žmona apkaltino vyrą už seksą telefonu. Nu, vyras tuo metu apkaltino ją, kad jį gamina pagal televizoriaus receptus. Geras. Čia dar vienas toks iš gyvenimo yra, žinai. Draugas, du draugai susitikę kalbasi ir draugas klausia, nu tai aš, sako, čia girdėjau tokius gandus, su žmona žadi skirtis, kažkaip taip atrodo gražiai sutarėt, kas čia per priežastis, kas... Nu, kas per priežastis? Per barus per daug laksto. O tai problemos su alkoholu, geria dažnai, kad... Ne, manęs ieško lakstydama. Dar vienos moters išpažintis sako, nu nežinau, sako, man šitą laikotarpį žiauriai sunku ištverti, nu kaip, kol kas esu viena, neturiu draugų, sako, čia vasario 14, visos draugės apkrautos gėlėmis visokiom nesąmonėm, kovo 8 ir vėl visos draugės visokių gėlių tik deda į Facebook'u, sako, blemba, paėmiau, sako, vat, nusipirkau didžiausią puokštę tulpių, parsinešiau namo, pati savo, galvoju, ateis draugės, tegu ir galvoju, kad aš turiu. Atėjo draugės, sako, nu žagas, nu, savo gėlių nusipirkai, ne? Čia dar vienas toks geras, kur būna, kur tie tokie, neva, nu, žodžiu, patys suprasim, žodžiu, kalbas du draugai vėlgi ir vienas sako, nu, žinok, manau, kad maniškė mane išdavinėja su gėlininku, žinok. Nu, namuose pilna dovanotų gėlių, kiekvieną dieną vis naujos ir naujos. Kitas sako, o aš, žinok, manau, kad mano žmona mane išdavinėja su santechniku. A, kodėl taip galvoju? Nu, žinok, pareinu namo ir žiūrim, mėgamam santechnikas guli.